informacija apie viešosios įstaigos Aukštaitijos siaurasis geležinkelis dalininko teisių perėmimą. Pranešėja Audronė Savickienė. Informacija apie viešosios įstaigos Aukštaitijos siaurasis geležinkelis dalininkų teisių Kolegos, prašau dėmesio. Yra jums visiems išdalinta, kaip žinote, viešosios įstaigos dalininkai esam mes, Anykščių rajono savivaldybė ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, kuri pareiškė savo norą trauktis iš įstaigos dalininkų ir pasiūlė dalininkų teisės ir pareigas perimti Panevėžio miesto, Panevėžio rajono savivaldybei, aišku, dalį perduotų ir Anykščių rajono savivaldybei. Ir šiai dienai numato, kad skirtų iš valstybės biudžeto po 200 000 eurų lėšų. Panevėžio rajono savivaldybė 17 metų spalio 12 dienos posėdėje svarstė klausimą dėl dalininkų teisių perėmimo, priėmė neigiamą sprendimą. Aišku, situacija šiai dienai vėl keičiasi. Aš nežinau, toliau yra įstaigos laikinasis direktorius ir finansininkė. Jie gal... Aš gal dar tokį mažą klausimą Audroniai. Tai eina kalba apie 50% pusės perėmimą, kitą pusę. Ar tai kol kas Anykščiam priklauso? Ne, nėra pusės. Pagal įstatus mes balsuojam visi turėdami po vieną balsą, tačiau dalininko įnašas Anykščių, tai yra mūsų savivaldybės, šiai dienai yra 81 962,46 euro. Ir susisiekimo ministerijos yra 303 459,22 eurai. Ir eina apie šitos dalies perėmimą. Ir atsiradus dalininkam arba balsuotumėm dalim, arba pagal dalininko įnašą. Bet savivaldybė mūsų pusės, daugiau kaip pusės nesurinktų. Bet dabar, kai balsuojama, tai vienas balsas prie vieno balso. Taip. Turim po vieną balsą. Po vieną balsą. Taip, tai tada prašom laikinai vadovą į tribūną. Tarybos nariai užduoda klausimus vadovui. Galim šviesą išjungti, kad geriau matytųsi? Sutinkam, kolegos? Prašau. F5. Ne, paleista. Ne, aš galiu padidinti. Padidinti? Nu. Nepadidinti. Paleiskit gerai. Labadiena, esu Aukštaitijos siaurojo geležinkelio infrastruktūros skyriaus vadovas, laikinai einantis direktoriaus pareigas Vismantas Užalinskas ir noriu pristatyti trumpai apie įstaigą mūsų. Tai įstaigos pajamos ir išlaidos nuo 10 metų iki 17 metų plano matosi, kur melsva linija, kad nelabai ten toli. Tai yra pajamos, o pilka sąnaudos. Šiai dienai tai mūsų pajamos viršė sąnaudas. Anksčiau žiūrint matos, kad viršė sąnaudos pajamas. Dabar sutvarkyta finansinė situacija, kur mes jau dirbam su pelnu. Nesimato. Va, spaudžiu. Čia matos asignavimai valstybės lėšom. Tai
Visus metus nuo 13 tai buvo skiriama 363 tūkstančiai eurų per susisiekimo ministeriją. Atlyginimam buvo skiriama išmokėti 335 tūkstančius ir jau 17 metais po struktūros pakeitimo ir optimizavus veiklą reikalinga suma 280 tūkstančių. Ir kai vyksta dabar diskusija apie tai, kad skirti tik 200 tūkstančių, tai įvertinus tai, kad 280 reikalinga vien atlyginimam ir sodros mokesčiams sumokėti. Tai ta suma jau iškart yra trūksta. Bet palyginimų yra 18 metų planas, kaip atrodytų 200 tūkstančių ir reikia vien algom 280, o dar įvertinus ūkio telefonai, ryšių, pastatų priežiūra, tai ta suma yra ženkliai maža. Taip pat veiklos rezultatas, tai pelno nuostolio lentelė, kur paskutiniai metai jau pelnas didėja ir planuojama, kad šiemet 32 tūkstančiai bus. Bet visas tas, ką mes turim, į pastatų priežiūrą, viską, ką uždirbam, mes investuojame į rūką. Tai yra į pastatų, į riedmenų atkūrimą, kelio remontą. Įstaiga dabar prižiūri 56 pastatus, kurių plotas apie 7000 kvadratų bendras sudėjus. Iš jų 20 yra kultūros paveldo objektai. Ir pastatų priežiūrai praeitais metais buvo skiriama 35 tūkstančiai eurų, šiemet planuojama apie 40. Kadangi ir naujus vartus dėjom ir daug remontavom, kad lygiai taip pat, kad atitiktų keliamus paveldo reikalavimus. Riedmenų mūsų parkas 9 lokomotyvai pagrindiniai, tai tų 2 modelis, kurie yra pagaminti 56 metų, bet į metus po vieną kapitaliai suremontuojam. Tai jie vėl eksploatuojami. Taip pat manevriniai 2 lokomotyvai, vienas iš jų yra modernizuotas, jau su naujus Scanios varikliu, kuris ir 40% netgi kūro mažiau naudoja nei visi kiti. Taip pat 8 vienetai uždaro tipo keleiviniai 2 klasės vagonai, 2 atviro tipo keleiviniai vagonai ir 4 1 klasės keleiviniai vagonai. Taip pat naujai suremontuotas ir vagonas valgykla, atkurtas ir restauruotas. Riedmenų išlaikymui 16 metais išleista 18 tūkstančių eurų. Taip pat įstaiga valdo 85 km siauro geležinkelio kelio, tai čia yra kelias, kuris su aplinkeliais, aklakeliais, bendras ištisinis ruožas, netoli 70 km. Taip pat yra tvarkant pakelės krūmus kertant nuo Lietuvos geležinkelių laikų, yra likę labai daug pabėgių, likusių, kurie neutilizuoti. Tai yra apie 9,5 tūkstančio pabėgių, kuriem utilizuoti reikia 86 tūkstančių eurų. Dalį mes esam pridavę, bet neturi įstaiga tokių galimybių, kad iš karto visus priduoti. Taip pat palyginimų personalas. Iki 16 metų rugpjūčio 1 dienos buvo struktūra su padaliniais ir administracija sudarė 11 žmonių. Po struktūros pakeitimo rugpjūčio 1 optimizavus veiklą liko 5 administracijos, pasikeitė struktūra ir sutaupyta apie 50 tūkstančių eurų optimizavus visą veiklą personalo jam. Buvo 30, toj palaukit, kad jungsiu, dar tik tai, ne čia pareigybės, tai tik tai mažas toks, apačioj pareigybių skaičius yra, mes atšydėm. Buvo taip 35 pareigybės, o dabar 25, taip, sekančiai parodysiu. Pareigybės, o darbuotojų skaičius, kai kurie po pusę etato dirbo, darbuotojų daugiau, bet pačios pareigybės buvo 35. Ir va čia darbuotojų skaičius matos, kad spalvos skiriasi. Melsva tai yra 16 metų, o pilka tokia, čia pagal spalvą, tai yra 17 metų, tai administracija 5, kur buvo anksčiau 11, o darbuotojų buvo 30, dabar 20. Ir darbo užmokesčių, bet čia pervertė visų metų dabar. Lygiai taip pat pagal grafikus matom, kad sumažėjo administracijai išlaikymui, kiek buvo skiriamos sumos, tai bendrai sudėjus gausis
o čia ir vidutinis darbo užmokestis palyginus 16 ir 17 metus. Tai čia yra melsva, jo, pas mane kitaip spalvos negu čia rodo, tai melsva spalva yra 16, o vat pilka 17. Čia kažkaip atkartojame, kaip nes pas mane. Taip, čia 9 mėnesių. Suvestinis, kad būtų atitiktų tas pats laikotarpis. Taip, administracijos nukrito atlyginimai, o darbuotojų pakilo 100 eurų. Taip pat keleivių skaičius, lygint praeitus metus su šiais, tai pažintinė programa Panevėžio Siaurukas ženkliai išaugo nuo 322 iki 1620. Užsakomos kelionės pakilo pervežimai, šventinės pažintinės pakilo, nukrito reguliarūs reisai. Tai yra reisas, kuris iš Anykščius į Rubikius, bet čia yra dėl prasto oro, kur ištisai lyjo ir važiuoti per Rubikio ežero per lietų tikrai. Tai va tas rodiklis vienintelis, kuris nukrito. O taip pat naujas maršrutas trumpieji reisai Anykščiai menų inkubatorius irgi taip pat pakilo. Tai visi pervežimo rodikliai kilo išskyrus reguliarūs reisai. Dauguma taip. Taip, nes jisai buvo seniausias ruožas ir daugiausiai. Ne, mažiau. Kažkur apie, mus buvo lentelė, dabar. Kažkur 30%, gal, nes bendrus sudėjus visus kitus 5. Nu, kažkur. Ar baigėt pristatymą jau? Taip. Gerbiami tarybos nariai, klausimų turėtumėt? Prašau. Turėčiau aš klausimą. Vakar pateiktuose duomenyse jūsų pajamos buvo 50 000 už praeitus metus, o šiandien prezentacijų yra 140 000. Planuojama, čia buvo planas padarytas, kur mes planavom, bet pagal, kad reguliarūs nukrito, krito ir mūsų. Tai čia buvo dabar prezentacijų nerealų skaičiai, o planas buvo? Ten ir buvo parašyta planas pačioje prezentacijoje, kad buvo tiek. Tai realių reikėtų. Taip, realus. Vilius Šiodelis. Prašau, Viliu. Neklauso, žiūrės. Sakykit, direktoriau, kokius įgyvendina dabar investicinius projektus? Šiuo metu investicinių projektų nėra gyvendima, buvo siauro geležinkelio plėtra 9-11 metais, kuris 15 metais pabaigoje baigtas įgyvendinti. Ir šiuo metu, kaip ir yra rudenį, turėjo būti paskelbtas kvietimas, taip pat kultūros paveldo pritaikymas turizmo reikmėms, ten iki 700 000 eurų yra paraiškos vertė, tai planuojam, kaip tik bus šaukimas, dalyvauti. Taip, projektas, kurį įgyvendinam, yra taip. Projektas pabaigtas ir įgyvendintas 15 metų gruodžio 9 dieną. Ir yra įsipareigojimai per 3 metus pasiekti apsilankiusių skaičių 200 000, kad Siaurukė apsilankytų. Lygiai taip pat 5 metus po projekto įgyvendinimo yra sukurtos 4 darbo vietos. Jos turi būti išlaikomas tuos 5 metus. Neįvykdžius tų įsipareigojimų, kurie buvo projekto metu, tai gaunas 2 200 000 reikėtų gražinti. Lukas Pakeltis. Taip, taip. Tai kiek realiai trūksta pinigų, kai uždirbate, jeigu visai dotacijos nebūtų. Tai tų 80 000 ar daugiau? Daugiau. Kadangi čia yra tik tai palyginimas buvo, kiek atlyginimam vien reikia. O jeigu visom išlaidom, kur yra kūros, ryšio priemonės, komunalinės priemonės ir visos kitos, tai va dabar ta suma, kur yra finansavimas 363 000, tai yra tas optimaliausias variantas, kai mums užtenka
tiek, kiek uždirbam ir, nu, taip. Tai jau reikia grubiai, kad įstaiga gyventų iš 300 kažkaip. 63, tai tada įstaiga gali ir šiek tiek remontuotis, plėstis, nes, na, vat ir... Ne, čia dar ir vežam. 18 pelną mes neplanavom, ten 17 buvo. Taip, 17, šie metai. Šiemet mes gavom tą pačią sumą. O keleivių pervežė, lyginant su 16. Kadangi dar metai nesibaigė, yra taip 9 keleivių pervežimų. Su jie bus padarę balansą, viskas aišku. Taip, palaukit. Ne, keleivių pervežimų. Keleivių pačių. Tikrai taip. Tikrai taip. Pristatysiu viską, kai pabaigs informaciją direktorius, pristatys skyriaus vedėja, tarybos nariai, kurie buvom nuvykę. Dabar užduodam klausimus laikinajam vadovui. Gerai? Pajamos iš veiklos, redotacija, jūsų realios pajamos iš veiklos, lyginant su praėjusiais metais, kiek sumažėjo? Ženkliai. Ant 50 tūkstančių. Taip, mes pervežam daugiau. Kolegos dėmesio, klausom atsakymų, klausimų ir atsakymų. Gerai? Paskui diskutuosim, kolegos. Ar neturėjot pranešti dalininkams ir tokias pelnas? Jung. Pelnas nemažėja, pajamos, bet... Pajamos mažėja, pajamos mažėja. Yra taip, anksčiau buvo daroma buvusio vadovo ir tokia tvarka, kad kai užsakydavo prezentacijas, muzikantai, maitinimas ir visos tie visi tiekėjai paslaugų, visos sąskaitos eidavo per mus. Ir vat dabar tas toks šiek tiek atrodo nukrito pajamos. Iš ties jos nenukrito, jos kaip ir buvo, taip ir yra, tik tai finansiškai, vietoj to, kad maitinimas, užpuolikai ir visi kiti, jų sąskaitos per mus nebepraeina, o tiesiai atsiskaitoma su jais. Dėl kad gaunas, kad mes ne tik, kad kažką uždirbam, mes parduodam tą paslaugą už tą patį, kiek ir pajamam. Vat kaip pavyzdys, užpuolikai 300 eurų kainuoja. Tai jeigu mes per save dar einam, tai mums dar banko pavedimas gaunasi minusą. Tai tam, kad to išvengti, mes tiesiogiai atsiskaito. Kaip tiesiogiai atsiskaito? Tai Kokiu būdu? per pavedimus, sąskaitas išrašo. Tik tai tiek, kad ne per mus eina. Tai tas pajamų gavimas, tai neatspindi tos tikros tikrovės. Mes galim ir dabar rodyti, kad pajamos didžiulės tam, kad visi apmokėjimai eitų tik per mus ir tada popierėje atrodytų gražiai, bet tai nieko nekeičia. Kiek supratau, vertinat, kad pajamos nemažėja. Mūsų pats darbo apyvarta pajamos aritmetiškai taip mažėja, bet jos yra veikla ta pati, tik tai neatsispindi pajamų eilutį, kad per mus visi tie eina apmokėjimai. Tai apie tai neskaičiuojam. Aš klausiu apie realias pajamas jūsų lyginant su praėjusiais metais. Faktiškai ženkliai sumažėjo. Jos ženkliai yra sumažėję, būtent savos lėšos yra. Tada, kur uždirbam būtent iš savo paslaugų. Visos tos pajamos šiemet yra ženkliai sumažėję, palyginus pagal pernai. Ir pagal pernai metų pajamas buvo daromas planas perspektyvinis šie metai. Buvo užplanuota kažkokie, sakykime, kažkokie darbai, kažkokie remontas, dar ten riedmenų remonto darbai buvo didesni užplanuoti. Galvojant, kad šiemet, kadangi kaip ir pagal visą strategiją žiūrint, kad jau keli metai kaip ir įmonė eina į pelną, tai kad ir 17 metais jinai kaip ir turėjo uždirbti didesnį pelną ir iš savų lėšų turėjo kažką tai pasidaryti. Sakykime, įmonės gerbuvį pagerinti dar, infrastruktūrą pagerinti ar dar kažką tai tokio. Bet praktika parodė tai, kad oro sąlygos ir, sakykime, tai, kad galbūt yra ir nusibodė tie patys renginiai, tie patys žmonės nebedalyvauja tuose pačiuose renginiuose po 10 kartų, ar ne, tada sumažėjo tos pajamos. O pelnas kaip ir atrodo, kaip ir išaugo, kaip ir būtų šaunu. Iš tikrųjų, pelnas dabar per 9 mėnesius išaugo 40 tūkstančių 9 mėnesių. Čia aišku preliminarus, tai nemetinis pelnas yra, bet palyginus pagal 16 metus, kai uždirbame 20 tūkstančių. Atrodo labai didelis. Bet čia automatiškai gavosi tai, kad susitaupė apie 30-40 tūkstančių būtent pertvarkius darbo užmokesčio sistemą.
atleidus darbuotojus. Už tai tos ir gavosi tas pelno išaugimas. Antras dalykas, nebereikėjo išlaikyti tiek darbuotojų. Toliau, sakykime, dar vienas dalykas, gavos tai, kad tų darbuotojų ne tik išlaikymui, bet tai jiem dar buvo skirtos kažkokios lėšos. Nu, kad darbą turėtų, jiem reikėjo ir nupirkti, sakykime, ar kažkokios įrangos, ar dar kažkur tai kažką tai išleisti, dar papildomos tos lėšos, kad jie kažkokius darbus atliktų. Visą tai susitaupė ir už tai ir gavosi, kad įmonė 2 metai eina į pelną. Tai kiek dabar pelnas už 9 mėnesius? Už 40 tūkstančių. 40 000. Šiai dienai, taip, 9 mėnesius. Bet kaip sakau, pelnas yra labai gražu, bet pinigų nėra. Tai galima tarybos nario klausimas, patikrint Arūnai savo. Gerai. Tai iš to, ką jūs pasakėte, aš matau tokį paveikslą, ar ne? Geresnis finansinis rezultatas gausi dėl to, kad buvo optimizuota atleista žmonės, ar ne? Tuo pačiu pajamos savaitiškas, jos krito, jūs atsisakėt plėšiko ar ten kažkokių paslaugų perpardavimo, iš kurių neuždirbat pelno. Tai realiai, ar ne, sumažėjo išlaidos, bet sumažėjo ir pajamos, laikinas pelnas išaugo, buhalterinis, bet veiklos mastas sumažėjo. Ne, veiklos mastas Mūsų, aš gal patikslinsiu, yra tai visos tos, kur su maitinimu, užpuolimu. Prašau direktorius atsakinėti į mikrofoną, kad visi girdėtų. Ir kai jis atsakinėja, paklausom, gerai? Pati veikla, kur mes darydam užsakomas kelionės užpuolikais ar maitintojais, jų dar daugiau, šiemet yra daugiau. Ir pasakyti, kad vien atleido žmonės mes sutaupėm iš to, tai nėra. Nes irgi pakeitus, pavyzdžiui, optimizavus variklius, pakeitus ekonomiškesnius, mums jau kūro sąnaudos mažesnės, mes susitaupėm. Tai yra daug veiksnių, kurie darė tą mūsų efektyvesnį darbą. O tai, kad per mus tik pereitų ta suma už užpuolimą ar už maitinimą, tai mums įstaigai tai nebūtų, kad pelno daugiau turėtume, tiesiog finansiškai ataskaitai parodytų didesnis buvo pajamas, bet lygiai taip pat ir didesnis būtų sąnaudos nei dabar. Dabar, jeigu veiklos pajamos sumažėjo, ar neturėjo tai informuoti dalininkų? Tai ar netraktuojat, kad tai yra esminis įvykis, apie kurį turėtų žinoti dalininkai? Dabar aš galiu biškį paaiškinti, gal ir teisiu, sakykime tai, kadangi veiklos ataskaitos yra daromos per ketvirtį paprastai. Ir antras dalykas, visi dokumentai, žinote, jie ateina dar biškį vėliau, 10-15 dienų vėliau. Tai gaunasi kaip ir tas atotrukis nuo realybės. Ir be to vasara būna pagrindinis antras ketvirtis yra vasara ir trečias ketvirtis, kada didžiausios pajamos turėjo būti. Ir, vatavai ir laukiam. Per pirmą ketvirtį niekada nebūna tų pajamų, sakykime, uždirbtų. Antras, trečias ketvirtis, kada būna didžiausia. Ir kada trečią ketvirtį suvedėm, mes pamatėm, kad, blogai. Bet dalininkų neinformavo. Šiek tiek ne. Ne, mes ir pateikėm ataskaitą. Kada? 10 dieną. Lūktelk biškį, paklaus, jisai jau laukia įsijungęs, neleidžia kolega. Jo, neleidžia man Arūnas kažkodėl užduoti klausimų, galiu įtarti kažkokią tai suinteresuotumą, interesą. Kada mes buvom nuvykę pas jūs ir žiūrėjom 9 mėnesių balansą, jeigu aš gerai atsimenu, pardavimo pajamos buvo apie 50 000 eurų, pardavimo sąnaudos 12 000 eurų. Ir jūs apie tas pardavimo sąnaudas kalbėjote, kad jos sudaro būtent perparduodamos paslaugos. Šiandien jūs mums aiškinate ką kitą, kad tų paslaugų jau nebeperparduodat. Tai iš tikrųjų, kas tai yra tos pardavimo sąnaudos? Ir antras klausimas iš karto, nes Arūnas vėl nežinau užduoti. Iš tiesų, pagal teisės aktus ir tvarkas jūs privalote dalininkams pateikti finansinės ir audito ataskaitas iki gegužės 1 dienos. Kas jums tai trukdė padaryti ir kodėl jūs to nepadarėte? Dabar taip, dėl audito, kodėl nepadarėm. Žiūrėkit, jūs prisistatykit, nes vadovas neatsakinėja, atsakinėjat jūs ir neaišku, kas čia vadovas. Man šiam momentui, kas vadovauja, visiškai neaišku. Mūsų įmonė UAB Balansytas tvarko buhalterinę apskaitą. Bet jūs kalbate apie veiklą Balansytas. Mano vardas yra Rima. Jo, Rima, tai atsiprašau, jūs UAB, kurie samdo apskaitą, Siaurasis geležinkelis. Ir jūs šnekat apie jų veiklą, pamatėt, kad yra nuostolis, pamatėt, kai susivedėt buhalterinę apskaitą.
o ne vadovas kalba apie veiklos organizavimą ir apie rodiklius. Man tai labai keista, nes jis visiškai, kiek supratau, aš visiškai nesigaudo jokiuose skaičiuose ir procesuose. Esmė tame, kad paprasčiausiai tai mano specialybė ir aš su tais skaičiais dirbu ir su dokumentais dirbu ir man lengviau paaiškinti, nes aš matau, sakykime, tiek perspektyvas, tiek kažkur tai nukrypimus, kur galima kažką tai, sakykime, ar sutaupyti, ar padėti. Aš skaitau, Bet jūs vedat, gerbiamoji Rima, nežinau pavardės, jūs vedat tik buhalterinę apskaitą, tai jūs, reiškia, siaurasis geležinkelis nupirko paslaugą vesti apsaugą, šitą apskaitą. Ir jūs dabar kalbat apie veiklą, ką jūs darot įmonėje. Vadovas mums vakar informavo, kad jūsų įmonė netlieka apskaitos ir dėl jūsų kaltės, reiškia, vadovas nepateikė, kaip priklauso iki gegužės 1 dienos ataskaitų į registrų centrą ir dalininkams. Ir pasakė, kad Onutė iš ministerijos siūlė nieko nedaryti. Tai kai mes girdim Rimą, Danutę ir kiekvienas komentuoja, tai man nelabai aišku, kas čia vadovauja. Gerbiamą merą patikslinsiu, ne apie mūsų buhalterę kalbėjom, apie audito įmonę, kuri laimėjo konkursą ir kuri auditą turėjo atlikti. Dėl jos buvo kalbėta, kad jinai laiku neatliko ir buvo problemų. Dabar norėčiau, kad tikrai atsakytumėt į gerbiamo Gervinsko klausimą. Sakau kolegom, kas yra su parašais pateikta, Vismanto Užalinsko, laikinai einančio vadovo pareigos, ir vyr buhalterės Evelinos Nutautės su parašais ataskaita už šių metų 3/4. Duomenys. Finansavimo pajamos 50 179 eurai. Pernai buvo 132 209 eurai. Tai daugiau nei 2 kartus sumažėjo pajamos ir eilutė. Pardavimas 12 172 eurai. Kai vakar uždavėm klausimą, kas tai sudaro, jūs pasakė, tai artistų nuoma ir pardavimas plėšikam. Reiškia plėšikų paslaugos. Tai dabar sakykit, prašom gerbėmiai, kas yra kas ir kokias čia pajamas. Jūs kalbat apie pelną ir išleidžia 194 tūkstančius tik personalų išlaikymui, kai gaunat pajamų pagal jūsų vakar paaiškinimą 38 tūkstančius. Ir sakot apie pelną 40 tūkstančių. Kur tas pelnas, gerbėmėjai? Dėl 12 172 tos sumos, tai yra renginių organizavimui skirtos išlaidos. Tai yra reklama vadūkai kavai, po to dar reklama lankstinų, visokie tokie. Tai, kas yra susiję, kad mes suteiktumėm paslaugas. Bet jūs ką tik šnekėjot, kad su renginių organizatoriais užsakovai atsisako tiesiog. Ne, jūs šiek tiek... Pernai metais tos eilutės nebuvo. Tie, kurie stambios sumos, va tik tai maitinimas, užpuolimas, tik su tais. O pats renginio pasiruošimas ir organizavimas, tai ne vien tik tai yra užpuolikus pasamdyti ar maitinimą. Lygiai taip pat ir reklamuoti reikia. Danutė Mažvilienė labai norėjo paklausti. Direktorius nėra. Taip, nėra dabar. Taip, laisva vieta. Jung. Visi tie duomenys, kur buvo paprašyta, kad pateikti, trumpas labai laiko tarpas, kad nuo pietų visą tą surinkti ir iš archyvų pakelti. Aš visą tai, kas buvo prašyta, surinksiu ir pateiksiu. Turim registrą, bet yra archyvą iškelti senesnės sutartis, kur yra. Pateiksim viską, kas buvo prašyta ir smulkiai, nes kadangi buvo mero prašymas pateikti viską su rašyti ir su parašu, kaip viskas priklauso. Tai taip ir bus pateikta, viskas renkama šiuo metu. Kada gali pasakyti tiksliai datą? Aš manau,
jų. Kodėl nepateikėt finansinės ataskaitos laiku? Galėjo būti gal galiai ir neaudituota duota dalininkams ataskaita. Prašom. Esmė yra tame, kad į registrų centrą bet kokie duomenys, kurie patenka, jų nebegalima taisyti. Nei pataisyti, nei papildyti nieko. Ir todėl buvo klausimas iškeltas, aišku, galbūt reikėjo raštu tą klausimą iškelti. Patirties neturėjimas, nežinojau, kad reikėtų klausti raštu. Esmė tame, kad jeigu būtume dabar pateikę šitas ataskaitas, audito išvados jau nebeprikabintume. Vat ir gavus, ar siūsti be audito išvados, ar laukti audito išvados. Ir mes laukiam būtent audito išvados, kad viską prikabintume. Nes vieną kartą pateikus, jau daugiau nebe. Bet jūs to darbo netlikot per pusę metų. Per pusę metų nei mum, nei Susisiekimo ministerijai nepateikėt ataskaitos. Nepateikėt, nevykdėt savo pareigų. Mes ataskaitas, kiek ministerijai, tiek, sakykime, tiek Anykščių savivaldybei viską patinėjom laiko. Pernai buvo nesklandumų, kadangi tik pradėjom dirbti. Dar norėtų Audronė Savickienė pasakyti informaciją. Arūnas Liogė dar norėtų paklausti. Klausim konkrečius klausimus, gerai? Dabar pagal esamą situaciją turiu viešosios įstaigos Aukštaitijos siaurasis geležinkelis įstatus. Ir aiškiai parašyta, direktorius atsako už metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarimą, duomenų ir dokumento patekimą jūrinės asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai. Jūs nematot šitoje situacijoje, kad nebuvo jokių esminių įvykių, apie kurios turėjo informuoti dalininkus. Dalininkai sužino spalio mėnesį, kad priežastis, kodėl buvo nepateiktos finansinės ataskaitos dalininkams. Dėl, kur buvo atliktas auditas, tai buvo ten dalis įvykių, kurie tai nulėmė, kadangi buvo yra taip, konkurso metu, kuri laimi įmonė, tada dalininkai tvirtina tą įmonę ir su ja pasirašoma sutartis. Taip ir buvo padaryta, pasirašyta sutartis, viskas laiku, jau pradėjo dokumentus rinkti ir atlikti, audituoti, bet dėl neaiškumo priežasčių, kaip ir tiksliai auditorė negalėjo paaiškinti, kad tai atostogavo, tai sirgo kažkas jai buvo, negalėjo taip atlikti. Jau buvo minčių nutraukti sutartį ir viską iš naujo, vėl naują konkursą skelbti, vėl dalininkam teikti ir po to jinai pateikė informaciją, kad aš padarysiu visą tą ir jau šitą ateinančią savaitę jau bus visa ataskaita. Tai čia tiesiog, aišku, iš šalies žiūrint atrodo keistai, bet tiesiog buvo tokių įvykių seka, kur yra atostogos, aišku, ir tas. Bet šiai dienai, kitos savaitės pabaigai, bus viskas jau užbaigta. Gerbiami tarybos nariai, ar yra logikos dar laikinojo vadovo ir klausinėti? Dar vieną klausimą norėčiau. Pradėjau investiciniais projektais, noriu ir užbaigti. Reiškia, kas administruoja investicinius projektus, jūs ar ministerija? Šiuo, kai buvo 15 metais baigtas, tai Susisiekimo ministerija mes buvom kaip partneriai. Tai mes atlikdavom visus tos darbus, techninę priežiūrą vykdėm, dokumentus, aktus ir viską ir pateikdavom ministerijai. O kalbėjot apie naują paraišką, tai čia dabar būsit jūs? Jeigu mes teiktumėm, vis tiek teiktumėm dalininkam tą klausimą, kadangi ten yra ir savo dalies prisidėjimas reikalingas ir tada būtų sprendžiamas ar teikti ar ne. O jūs turi žmogiškuosius resursus projekto? Turit. Ačiū. Tai dėkojam tada viešosios įstaigos Aukštaitijos siaurasis geležinkelis vadovam ir apskaitos kompanijos atstoviai Rimai. Ir tada aš siūlau tokį dalyką, kad salėje liktų tik tarybos nariai, mes turim pasikalbėti